Jeigu tu dabar jautys, kad esi tamsuo, labai gerai. Kuo tu daugiau būsi tamsuo, kuo tu giliau nersi tamsą, tuo tu išeisi tik daugiau iš veiso. Įsivaizduok, kaip analogija dabar, ko aš sakau, ne? Kuo tu nersi daugiau į tamsą, įsivaizduok į ragatkį, tu ragatkį mes įtempam į tamsą. Kuo tu daugiau nersi į tamsą, tuo tu daugiau įtemsi ton ragatkį. Ir tas dalyks ir, kad nebus taip, kad vis laik užstriks tamso, tu kažkada išeisi šanos. O kuo tu daugiau būsi įstrėgus tu tamso, kuo tu daugiau pradirbsi ton tamsą. Ir kažkokiu metu kaptonom paleisi, tik stipriai skrisi tu iš veisą. Tai žinau, kad kas dabar būtų tavo gyvenime, žinau, kad tai ir laikina. Tai yra absoliučiai laikinai, tai yra etapas, tai yra procesas, pro kurį tu dabar praeini, augi, išmoksti kažką, suvoki kažką, įsisavini, kad taptum tom žmogum, kuris gali kitą kartą tą patį situaciją praeiti per 2 sekundės. Tu esi kūrėjas, tu esi šviesa, tu esi besąlygiška meilė, tu niekada to nepamiršk, aš esu čia, kad tau priminčiau. Aš tave myliu besąlygiškai, aš žinau, kad tu praeisi visą šitą dalyką. Aš žinau, kad tu atsidursi tokiai šviesai, tu pamatysi tokį grožį, kai tu praeisi šitą tamsą. Šitą tamsą yra tau ne veltui. Nes absoliučiai viskas visatai yra su priežastim. Ir viskas yra sinchronizacija. Kas atsitik tavo gyvenim dabar yra su priežastim. Ir tu išmoksi tą pamoką. Ir kai tu išmoksi tą pamoką, pamatysi šviesą, kokios dar niekada nesi matęs arba matęs. Aš tave myliu.